Labas vakaras. Šį kartą esame svečiuose pas kunigą, vienuolį, salezietį, misionierių, gerbiamą Hermaną Joną Šulcą. Arba vokiškai būtų Herman Hans Schulz. Šulc. Taip. Žinai, ką reiškia Šulc? Seniūnas. Tai va, susitinkame paskutinėmis 2023 metų dienomis. Šiandien yra gruodžio 28 diena. Ir norisi paklausti, kokie buvo jums šie metai, kokios patirtis, įvykiai jums buvo svarbius. Gražus metai buvo. Čia sakant, visą vasarą vyko ir stovyklos, ir taip, ir ne tik vasarą, taip sakant, savaitgaliais, ir jaunimo, ir senimo, ir jūs buvote ten vienai grupė, reiškia Kairos ir panašiai. Tai, aš šiais metais galėjau dar apie Velykas vykti į Italiją, aplankyti savo draugus ir Vokietijoje. Būčiau čia norėjau dabar rudenį vėl važiuoti, bet negalėjau, kadangi vieną akis praktiškai nebematau. Kairoje yra tokia keista lyga, šia nervas, kur maitina akį ir ten pakeliui yra suplyšęs. Aš kai gydžiausi, Vokietijai man ten sakoma, reikia taip atvažiuoti, mėnesį duoti injekciją, bet nepadeda, tik sustabdė šiek tiek. Dabar ir nieko nedarau. Ir paskui mažai jėgų. Bet esu visą laiką kontakte su draugais, sakant, turiu gerą draugą mokytoją, bus parašė visą aplinkraštį vieną kartą į metus. Ir su Ruanda ten kontaktuoja, reiškia, ir WhatsApp, ir telefoną ir panašiai. Ir galų gale džiaugiuosi, nes tik buvo jau ne pat pradžių tas, kad jie patys ant savo kojas veikia, ne, kad ten būtų met koks baltaodis rinktų pinigų ir palaikytų. Ir ačiū Dievui, laikosi, kaip aš minėjau, net vienas iš jų įkūrė savo tokią įmonę mokyklą. Dabar Ruandoje yra 600 mokinių mūsų mokyklai. Ir yra tas našlaitynas ir yra ypatingai labai vertinu globa iš tolo, bet lyg yra adoptuota iš tolo. Tai yra lietuvių, italų, vokiečių, kurie išlaiko vieną mokinį, priklauso nuo įvairių, daugiausiai nuo mažens, kad lankytų mokyklą ir paskui suveita ant savo kojų. Tai sakom, apskaičiuota pagal Ruandos gyvenimo stilių, 27 € į mėnesį, mokinys gali puikiausiai eiti į mokyklą ir panašiai. Tai šitų globojama iš toli yra virš 500, mokyklų yra 600, o našlaitinė yra mažiau, kadangi valdžia norėjo ten pamėgdžiavo, kaip čia Europoje reiškia, vaikus siųsti į šeimas. Bet paskui tie vaikai iš tų šeimų pabėgo ir tada prašė vėl pas mus priimti. Aš jau dabar gali priimti, bet dabar jie turi mokėti, nes vienas išėmė savo jėgą. Vieną žodžią veikia toliau. Lygiai prieš savaitę, gruodžio 21 dieną, jūs šventėte kunigystės šventimų 55-ąjį jubiliejų. Norisi klausti, kas jūs labiausiai stiprino, turtino ir vedė pirmin šiame pašaukime, kunigystės pašaukime? Sakyčiau, svarbiausias dalykas yra, kaip dabar bendrai vakarietiškas pasaulis yra. Reikia pripažinti, yra labai daug taip dominuoja hedonizmas, reiškia right for fun, pasismaginti. Ir net, ir čia yra liūdna, kad tik šiandien prie katalikų bažnyčių prisimenam nekaltus vaikelius. Tai ne tik tas žiaurusis Herodas, kur ten išžudė kiek ten mažų kūdikių. Dabar Vokietija, Prancūzija, Italija, aš manau, irgi Lietuvoje dar nežinau, abortai. Tas pats kaip žudyti vaikus, neleidžia jiems gimti. Ir pavyzdžiui, daug kartų skaičiau, aš gaunu vis tokį vieną labai svarų gerą laikraštį, katalikai vienintelį gali Vokietiją, man draugai pristačiai. Sako, trūksta tų naujų darbuotojų, specialistų, vokiečių. Taigi komentuoja, aiškiai, kad ten trūksta. Jos įmetė į konteinerius, reiškia, klinikos, kur abortą daro. Ir dar abortas su bedidė susijaudinimo, aš tai negaliu suprasti. Man asmeniškai yra, tiesiog trūksta žodžių. Tik jaučiu, kad yra kad tas karalis, kadaise Herodas, vien dėl to, kad nebūtų kas reikia konkuruoti dėl jo valdžios,
kaip Putinas. Išžudo žmonės, ten žudo mažus vaikus kūdikius. Kiek ten nekaltų yra, ne? Ir nežudė tą, kuris turėjo būti karalius, tas buvo Egipte jau, angelai, sako, nusintė. Tai va, aš manau, kunigo misija yra, ne tik kunigo, bet reiškia, kunigo yra ypatinga, reiškia, turėti ir šitą drąsumą, nes man skauda, reiškia, Ruanda irgi, paskui pertraukiau, dėl ko mane norėjo tenais nužudyti, dėl ko ant sąrašo. Jie ten pradėjo prieš genocidą žudyti. Šiandien ir ten. Ir taip sakydavo, nesidrovėdavo radijoj, ten buvo nužudyta 60 tūkstančių, ten buvo 80 panašiai, kadangi jie yra šūdvabalai, taip vadindavo, ne? Reikia, jie neturi teisės gyventi. Tai dabar aš sakydavau per mišes, girdėjau, ten nužudė. Sakau, aš tų žmonių nepažįstu, kur nužudė. Bet man skaudu, juk jie žmonės kaip tu ir aš, jie norėjo gyventi. Kodėl juos nužudo? Būtumai galėjęs išgirsti plauką, kur krenta ant žemės bažnyčioj. Sako, kunigas, kodėl jis toks durnas, juk valdžia per radiją kasdien sako, kad reikia tos tutsiai išnaikinti. Ir dabar jis kalba, kodėl juos naikina. Tai aš manau, šventas Jonas, kaip tik, aš manau, jie nežinau, tas pats Erodas buvo, bet tam tikrą metu sako, ta moteris, su kuria tu gyveni dabar, tai nėra tavo žmona, tai yra tavo brolio žmona. Jiem galva nukirto. Tai, sakant, tas man įsipilė, kad reikia bent kam nors priminti, kad vaikus negalima žudyti, kad negalima nuskrausti žmonės ir panašiai. Tai aš manau, yra viena tokia misija kunigo pačiu laiku. Sakyčiau, gavau daug iš savo mamos. Mama liko našlė, būdama 29 metų. Bet ne, kur nors jau apsaugota namo. Ten yra rusų tankai ir mes nežinom, kur eiti. Tėvelis guli ten, su manimi, jis bėga, aš turėjau plaučių uždegimą, pašautas. Ir kur eiti? Ir paskui mama norėjo iš pradžios pasiskandinti, sakyti žmonės, kad tu turi 2 mažius vaikus. Dabar tas pokaris, tai buvo baisus. Aš pirmą kartą tikrą duoną liečiau 47 metais. Prieš tai tik tą duoną iš Savartynų, ten būdavo kareiviai, Anglai, buvo Anglų zona, kur nemėtavo, bet neturėjau. Dabar vėlyvą rudenį, 47, mama suminėjo, ten truputį uždirbo pinigų, žinau, kad ten buvo pinigai už nupirkti vieną kepalą duonos. Tais laikais kepalą duoną tai buvo didelis dalykas. Praeina žmogus, nepažįstamas, lyja, šalta, prašo, aš iššalkius, ar galit man padėti. Ir mama duoda jam šitą gavą pinigus už tą kepalą duonos. Brolis už mane vyresnis, išbarė mama, sako, mes taip džiaugiamės, šiandien pirmą kartą turėsim šiltą žiedą duoną, dabar tu duoda svetimam žmogui. Senelė, jam buvo blogiau negu mums, Dievas mums padės. Toks mamos elgesys man atstovavo 4 metus teologijos studijų Romoje. Maždaug. Aš manau, kad paskui turėjau labai laimę, tai geri auklėtojai ten Italijoje, kur aš jau pakliuvau ne dėl to, kad norėjau būti kunigu, aš priešingai, aš ten mane norėjo išmesti iš Samsko gimnazijos, tai buvau įdykęs, o paskui ten tie kunigai tikrai buvo tokie, buvo maža gimnazija, mes nebuvom niekada daugiau negu 50. Visuomet būdavo keletą bachūrų iš mažamečių kalėjimų, iš Čikagos, iš Montrealio ir panašiai. Bet tie kunigai, reiškia, gyvena, jautimas, kad dėl mūsų. Taip, toks ir atmosfera, reiškia, kas vakarą, labarantis, maldelė, aišku, ten būdavo smagu, iš ryto buvo mišios, ryto maldos, labai gražiai statytos maldos. Ir paskui vakare trumpai 10 minučių vakarinė malda ir labarantis žodis ir panašiai. Tai žinau, kad taip tiesiog gyvenam to idealizmo. Gyvenimas turi prasmės, save dovanoti, aukoti, duoti kitiems, savaime, taip,
Likė, kaip maistą geriame, tas maistas tampa mūsų kūnu, taip ir tenais tokia atmosfera. Aš turiu reiškia padėkoti ir mamai, ir tiems auklėtojams. Be kunigystės šventimų dar esate ir skautas, esate davęs skauto įžodį. Kaip vadinasi tas slaptas įžodis lietuvių kalboje? Rovai vokiečiai sako. Tai vyrskautai su violetino šlipsu. Vyčiai. Vyčiai, jo. Vyčiai, skautai vyčiai. Tai kas jums yra skautybė? Nu, skautybė buvo ta vasario 16 gimnazija, kur aš pakliuvau ten į Vokietijoje. Nu, praktiškai ten laisvalaikio nieko nebuvo. Nebent mes tenais eidavom plytas tašyti, buvo sudažytas oro uostas Hitlerio ten kareivių. Tada už plytą gaudom 1-2 pfenigus, pirkdavom cigaretės ir tada 12 metės rūkti ir gyti. Man vemti norės, bet norėjo būti ir didelis ir panašiai. Tai reiškia, nebuvo nieko. Gerai, kad ten buvo skautai. Tai tas reiškia vieną kartą į mėnesį, kada tokia iškyla būdavo, paskui suvykla labai paprastai. Aš žinau, kaip į vasaros suvyklą skautų, ką aš turėjau vieną dekę, gabalą virvės, vieną finką, peiliuką ir žvakę. Ir baigta. Jokių ten pakeitimų rūbų, nieko ten buvo. Ir ten valgykla buvo, ten žemė iškasim, ten grobį, ten koslėtė, ten žemė iš tikrųjų buvo stalas, reiškia, tai išpuoštas samanų. Tai, bet reiškia, buvo mums įdomu tas skautybė. O iš tikrųjų skautų idėja yra labai graži, sakant, kasdien geras darbelis. Aš, pavyzdžiui, Ruandoje irgi, kai išvažiuodavau į Europą, tai man vaikai, aš irgi ten įskūręs skautus, tai jie laimingi buvo, reiškia, man parašyti kunigą, mes sudėjom, sunešime iš namų savo ten pupelį ir panašiai. Ir jie lankyti tą ir tą senelį ir senuką ir panašiai. Tai reiškia, yra įdomu ir paskui pačiu laiku ir geri darbai. Ir paskui man tai Ruandoje ir padėjo. Aš, pavyzdžiui, nemoku kalbos iš pradžios. Gyvenimas visai kitoks. Trobose gyvena, guli ant savo plaušinų. Tai aš su skautais ten lankydavo ir jeigu apsisodavo kur nors ir jau vieną vietą palapinį, tai sakydavo, eikit signalizuokit man, kur yra apleistas žmogus. Taip aš galiu pasididžiuoti. Ta misija didelė buvo, reiškia 50 km ant 50 mūsų misija, vadinama, ta parapija misija. Tai reguliariai, reiškia, sistematiškai prižiūrėdavo tos, reiškia, ligonus. Pavyzdžiui, vienas turėjo šitą elefantitis, kur kojas taip tinsta ir pūna, smirda baisiausiai. O, sako, jis kunigė, vežk mane į ligonę, kad nupjautų tos, neradau tą daktarą. Tai aš jam vis kas mėnesį važiuodavo, jam duodavo injekciją, paskui, aišku, truputį pinigų, cigarų, reiškia, ten vietą nupirkti ir panašiai. Nes vargšai, reiškia, kenčia, nieks nepadeda. Tai, tai sujungdavo su skautybė, vaikams buvo įdomu. Sako, kunig, kaip įdomu su tavim gyventi čia tos medžiaginėse namuose. Bet paskui sako, bet palauk, mes su tavim einam žiūrėti daug žmonės, labai vargšas panašiai. Kai mes būsim seni, bus lygiai taip pat su mumis, mes nieko neturim, jokių mokyklą, nieko. Tai jie mane stumė, dabar reiškia, palikau gražų licėjų. Tai va, skautybė yra, kaip sakant, kūrybingas dalykas. Gera idėja, iš laisvalgio, iš savo jaunystės ganas prasmingo daryti. Jūs esate patyręs, ką reiškia būti karo pabėgėliu, iš arti matėte Ruandos gyventojų genocido žaizdas. Kaip žmogui paruošti savo širdį, kad jis nevirstų niekšu, neišduotų savo tikėjimo net ir tokiose ribinėse situacijose, karo, kančios akivaizdoje? Dabar tas pats yra su Ukraina. Aš tai įsivaizduoju, reiškia, kad tikrai tie, ko pridarė kaip Putinas, aš įsitikinęs, reiškia, bet koks žmogus šiame pasaulyje, kada Dievas sukūrė žmogų, nebemiršta. Ne, reiškia, kūnas miršta, bet jis nebemiršta. Ir paskui po mirties, tai turi būti baisu, reiškia, tu pridarai tiek niekšybų ir tada ne 2 milijonai metų, ne 20 milijonų metų, bet visada. Kaip Dante Alighieri rašo, reiškia, 90 komedija.
Atsiminkit jūs, kur čia einat, palikit bet kokią viltį. Tai, man tik reiškia baisu pagalvoti, ką tie žmonės pridaro, ką savo prisidaro, kokie ir Kristus labai aiškiai sako, čia yra, čia dešiniai gerieji, čia blogieji, labai aiškiai sako, jūs eikite į prakeiktą tenais ugnį ir jūs esate su mano tėvu palaiminti. Tai reiškia, nejuokauja, aš manau. Ir galų gale, ir įdomu, reiškia, kaip mums duoda šitą laisvę. Reiškia, aš, pavyzdžiui, kartą sakau, žmonės mėgsta eiti pas raganas, ką pažiūrėti, kaip panašiai. Ar tu nori žinoti, koks bus tavo likimas po mirties? Žiūrėk, ką tu darai kasdien, ką tu kraunai. Ir galų gale, aš tikiu, kad Dieve yra begalybė. Mano brolis, reiškia, jis turėjo labai žiaurų pergyvenimą. Kai pokaris, ir tam tikrą metu nieko nebuvo, ir mes namie, ta mama našlė, dar su akcentu lietuvaitė. Tam tikrą metu, mama skauda dantis ir veda pas daktarą. Daktaras pažiūri, paima telefoną, su kumščiu daužia salę, skambina vietos klebonį, sako, pono klebonį, čia yra sarmata, katalikas vaikas pabėgėlis miršta badu. Tai nuo tos dienos aš Caritas organizavo, aš turėjau kasdien eiti į kitą šeimą valgyti. Bet man buvo baisu, reiškia, ten atsimenu vieną dieną atėjau. O taip jau atėjo per anksti, reiškia, sėsti, paskui gausi ką nors. Aš išėjau. Ir mama pamatė, kai gerai, sako, tu buvai jau valgyti, belavau. Mama tai jau supranta, kad turi paimti diržą, man mušti, eiti ten valgyti. Man buvo 7 metai. Geriau nevalgyti, negu kaip šuniukas sėsti tenais. O dabar mano brolis. Irgi namie nieko nėra. Nežinau, kaip ten įvyko. Pasumti jį pas toliau, nuo ten, kur mama gyvena, gal 5 km, likit vienkiemis pas ūkininką, kataliką, kurio brolis buvo kunigas, tai ūkininko. Tai brolis mėgojo palėpį, tam žiurkių, kas ryte turėjo apie 4 pusę su ūkininko, su kunigo broliu. Mėšlės kabinti melžti karves, paskui pėsčiomis apie 10 km į mokyklą, su klumpim, batų neturėjau. Ir rasdavo vismet truputį ten šaltų liekanų valgys. Tai tam tikrų metų jis pamatė, yra viena vieta, kur verda dideliuose kataluose, išrinktas mažytis bulvis, taip sakant, kur žmonėms per mažos, kiaulėms. Tai jis slaptai valgydavo tas bulves ir ūkininko šuo. Ir buvo iš alkanas, tai kurtų greit valgyti. Tai kunigo brolis prakeiktas pabėgėlė, neliešė kiaulių bulves, eik į darbą ir muždavo jį su ta žilvyčio šluota. Tai brolis sakė, baisiausia buvo, kad jie mane versdavo sekmadienį su jais eiti į mišias. Ir girdėjo, jis jausdavo tą prieštaravimą. Mes čia esame viena šeima, Dievas yra mūsų tėvas, mylintis vienas kitą, o mane laiko kaip šūnai. Tai jis nuo tos dienos nieko nenori žinoti apie kunigus ir bažnyčią, bet vis tikėjo giliai į Dievą. Tai. Kaip jūs manote, kaip karo tikrovė, karo rykštė yra susijusi su tikėjimu Dievu? Mes ir Jeremijo knygoje skaitome, kad Dievas tam tikrų būdų leidžia tautai tokius išbandymus, karo išbandymus, jeigu tauta pamiršta Dievą, pavyzdžiui. Čia Europoje, abortai. Vienas pavyzdys. Dabar yra tokia atmosfera, keista. Jūs tam tikrą vietą minėt kaip Lietuvoje. Atsimenu, kai atvykau 91 Lietuvoje. Aš policininkus apkabindavau žmonės, atrodo visi viena šeima. O dabar, reiškia, pasikeitė baisiai. Tai va, taip ir dabar bendruomenė, jeigu tenais įsivyrauja toks egoizmas panašiai, tai iki karo netoli. Dabar tų karų bus, aš manau, daug, nes žmonės iš visų pusės tampo viens kitą grasina ir tiesiog baisu tenai pagalvoti. Jūsų tėvelis Kurt Schulz buvo Klaipėdos vokietis liuteronas, o mama Elžbieta Mockutė buvo žemaitė, katalikė. Pasauliui globalėjant vis daugiau ir daugiau atsiranda šeimų, tokių išskirtingesnių kultūrų būna sutuoktiniai, kurie šeimas.
Nu, čia priklauso, mano mama buvo tuomet, kai ištekėjo, buvo čia nuotrauka kairiai, iš Kartinos teatro grupėje vyko į Klaipėdą. Ir, reiškia, buvo paprasta moterėlė, ji nemokėjo rašyti. Dabar po karo, reiškia, jau tėvelis žuvo dabartinį Lenkijoje, paskui vėl kur nors į laivą, paskui vėl į traukinius. Nu, kol vežė, ir tada sakė, visi išlipti, čia į Vokietiją baigė, iki Olandijos sienos. Ir mama, reiškia, paprasta moteris, sakydavo, tėvelis, sako, kartu melsdavos, nebuvo jokio skirtumo, katalikas, evangelikas. Dabar tenais į toj vietai Vokietijoje, kur ten buvo nublokšti, ir tas kalba tokia vietinė, daugiau ne Olandų negu vokiečių ir panašiai. Tai mama, jie nežinojo, kas yra liuteronas, ar kalvinistas, ar reformatas ir panašiai. Nu, jie tik žinojo, kad čia yra, kaip dabar mano giminė sako, Kretingoj, čia vokiečių bažnyčia. Yra pranciškonų, katalikų ir vokiečių. Tai ten buvo net 3 bažnyčios, 4, tas mažas, 1000 gyventojų ir 4 bažnyčios. Katalikų, liuteronų, reformatų ir kalvinistų. Tai mama nuėjo apie tą artimiausią bažnyčią, kur ten gyvenom. Ir kur ten tie šeimininkai, kur pas juos buvom prisiglaudę, tie turėjo vieną kambarį, pokarį tai buvo taip normalu. Da vieną kambarį, kampe yra kibiras, tai yra mūsų išvietė, ten vienas pečius, stalas ir lova, ir baigta. Tai jie nuėjo pas šitą artimiausią bažnyčią pastorių, evangeliką, ir kaip katalikai vartoja, eina pas kunigus, po mišių ar prieš mišes užsako mišes. Tai jinai prašė pasimelsti už mano tėvelį. Tai dar atsimenu, reiškia, vietinė, tais laikais vartotojai, jie visi buvo juodai apsirengę. Tai krikščionys, evangelikai ir kalvinistai irgi, katalikai ne tiek, bet jie labai griežtai. Ir ten automobilio nebuvo, dar karietomis, arkliais. Tai atsimenu, mes ateiname į bažnyčią, visi akis mūsų smeigė, mes ten rūbas, skudurai. O ten jie visi gražiai juodai apsirengė. Ir kiek dar atsimenu, ten buvo kadaise, viduramžiais buvo katalikų bažnyčia, ten buvo tas apsidas, reiškia, kur altorius ten. Tai ten buvo jau dabar suolai. Ir vidury buvo ten didelis salas juodas ir baigtas, su juodas altėse. Dabar, kas ten buvo, aš buvau per mažas, ką ten kalbėjo tas pastorius, bet aš, reiškia, žiūriu savo mamą. Reiškia, iš vienos pusės, sako, tėvelis kartu melsdavos ir panašiai, ir iš kitos pusės jį respektavo jo religiją, eina tenais pas tą pastorių, paprašyti už jį pasimelsti. Reiškia, su didžiausiu paprastumu, bet sakyčiau, labai elegantiško žmogiškumo, tai mama elgėsi. Tai pas ją buvo neįmanoma, kad čia būtų, sakant, kad čia skirtinga religija ar tautybė ir panašiai. Pas ją nebuvo neįmanoma, bet senelis, mama pasakojo, kur čia šitas sklypas. Ten buvo 3 berniukai, 2 mergaitės. Tai šeima mano senelio. Tai kai mano tėvelis pasakė savo senelį, aš įsimylėjau Lietuvaitę. Tai tu man atsivesk rupūžį Lietuvaitį namus, aš ją nušausiu, parodė pištoletą. Tai mano tėvelis, mama pasakė, gyveno 2 metus Abakų kaime prie Kartinos, kol paskui po 2 metų senelis susitaikė, davė namą Klaipėdai, kadangi tėvelis turėjo studijuoti laivų statybos inžineriją. Tai jis buvo taip, aš manau, tai bendrai vokiečiai buvo labai taip išdidūs, jie laikė savo aukštesnę kultūrą. Tai ir mus pravardžiuodavo. Kodėl jūs negrįžtate į savo primityvėse rytų stepės, iš kur atėjot? Jo. Kaip jūs įvardintumėt savo gyvenimo kredo? Arba gal turite kokią mėgstamiausią šventojo rašto vietą, kuri jūs stiprina ir kuri jums kalba, ypatingai kalba? Kas nori būti pirmas, tegul būna paskutinis. Ir kas drįsta palikti tėvą, mamą, seserį, brolį ir viską, dėl manęs, aš jau Europoje. Man šitą dar sakant. Jūs esate bene garsiausias, labiausiai žinomas misionierius Lietuvoje ir kaip jūs galėtumėte įvardinti, kas šiais
nuomonių pluralizmo, tokios dirbtinio intelekto laikais, kas yra geras misionierius. Ir ką patartume tiems, kurie šiais laikais nori atsiliepti į Kristaus raginimą, eiti ir padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės, kaip sako Šventas Matas savo Evangelijoje. Kai aš buvau ten Brazilijoje, mes bendravėte 2 kartus, grįždamas iš bendravimo, atvykęs į San Paulą beveik verkdavau. Sakau, kodėl žmonės turi būti taip durni čia sugrūsti tokiam mieste, ne? Tai paskui Romoje, tam, sakant, viršininkams, bazė buvo tuomet Romoje, bet tai bėra. Sakiau, aš noriu į misiją, bet ne ten, kur yra didelių miestų. Tai atsimenu, jis buvo airišis, Tohil, jo pavardė, kunigas. Tai jis man pasiūlė Haitį, Indiją ir Ruandą. Nu, Haitį tai tik žinau iš tų bėgikų, kad ten buvo tais laikais. O Indija tik irgi nepažinau, bet ten yra baisus miestai irgi. Ir Ruandą niekad nebuvau girdėjęs. Ir jis tada pasakė, sako, nu, jeigu tu nori dirbti ten, kur yra daug vargo, kur reikia daug pasakoti, tai aš pasiūlyčiau Ruandą. Tai man buvo išimtis klausimas, ką pasirinkti. Nes aišku, jeigu tu važiuoji į misijas, nevažiuoji į kurortą, važiuoji tenais pasaukoti. Nu, tai. Ir, nu, yra, sakyčiau, ir daug kompensacijų. Mane labai visi, degant, labai palaikydavo ir drąsindavo ir duodavo džiaugsmo. Tie paprasti žmonės. Duosiu tokį pavyzdį. Ten vaikščiu ten niekad beveik vienas nevaikštė su jaunimu. Tromelė guli, moterėlė ant žemės. O, kur jie, blogai, panašiai. Guli ant žemės. Nu, tai aš turiu vis tokį terbelį. Ir vienas daktaras italas mane išmokino irgi. Man pačiam duoti injekcijas prieš malariją, tada greičiau veikia, jeigu tam. Ir tada jiems senas dėl reumatizmo. Jeigu visi žmonės turi reumatizmą, kadangi ten vis tiek. Diena yra 35, naktį yra 15, tai didelis skirtumas. Ne? Ir ant žemės miega, tai turi reumatizmą ir panašiai. Tai aš jie daviau 2-3 aspirinus. Nu, sakau, dabar gerkime, ką būtų valgy, ką nors bananą kokį. Ir aš ten kur nors gyvenau palapinėse. Ir po 3 dienų ateina jie. Atnešė 2 kiaušinius, jie turėjo 5 vištas. Sako, kunigė, tu man davai tos baltus dalykus. Pradėjau miegoti, mergaituoti. Paskui atsibudau, turiu apetito ir sveika dabar. Toks paprastumas. Ateidavo prie palapinės, ten žmonės susėda, basi moterėlis. Aš visuomet duodavo, porą tų dėžių alaus ir cigarų. Ten vietiniai cigarai labai pigus. Tada aš, reiškia, atsisėda jie ten ant žemės, rūko, šneka, basi, turi mažą trobelę. Nu, atrodo, pasaulyje nėra gražesnio, sakant, rojas kaip šitą tarp šitų žmonių. Su toks, reiškia, grynas džiaugsmas dėl menklygių panašiai, bet pajunta truputį tu kreipi dėmesį, myli jos ir tai, o dabar ant mūsų moderniam pasaulyje, aš, pavyzdžiui, dabar turėjau šiandien vakar lankyti, bet paskui, kadangi nesijaučiau, sąnaudos yra tolima giminaitė. Tai kai buvo mano gimtadienis, jį man klausė, ką dovanoti. Sakau, man duok man nosį, visai praktiškai. Dabar aš pagalvoju, ką aš dabar dar nespėjau atsikeršyti tą vizitą, reikia paskambinti, pagalvoti, ko jie nori. Noriu pasakyti. Čia pas mus, reiškia, yra tiesiog vergija su tom dovanom ir panašiai, ne? Ja. O ten, daug tą, kad nieko neturi, tą mažą, ką turi, jiems yra kaip auksas. Esate vienam interviu sakęs, kad būti krikščionimi yra nelengva, yra sunku. Kuri krikščionybės idėja jums atrodo sunkiausiai įgyvendinama? Nu, cituosiu jūs čia tą Salezio Šventą Pranciškų cituojate. Jis sakydavo, nedarykit savo iliuzijų. Mūsų egoizmas miršta pusę valandos po mūsų mirties. Tai būti be egoizmo yra nelengva. Reikia tikrai treniruoti ir save tramdyti, valdyti ir panašiai. Iš kitos pusės,
aš manau, visi darom tą patyrimą. Kaip yra smagu būti su tokiais žmonėmis, kurie tikrai įstengia nejauti to egoizmo. Va. O šiaip, reiškia, mūsų dabar moderniam pasaulyje yra labai taip sfera. Net aš dabar pajusau vienuolynuose, kur aš apvažinėjau. Münchene, reiškia, ten katalikų bavelė, panašiai, saleziečių didelis centras, turi 500, sakant, lovų bendrabutis, kur eina įvairias mokyklas. Ir ten privažiuoja ten visokių. Tai pristaviau su provincijos ten sekretorium kunigas, ar panašiai, ten kažkiek užsiminau. Nu, ką tu galvoji, mes čia irgi esame, sakant, pareigūnai, mes čia turim dirbti ir panašiai, niekas nėra veltui. Kažkiek taip, aš norėčiau paklausyti, kiek man reiktų mokėti, ne, bet tai reiškia taip savotiškai. Aš paskui jau daugam paskui pasakiau, jeigu yra tokia atmosfera, tai nesistebėkit, kad neturit pašaukimo. Jau. Saleziečiai yra žinomi kaip jaunimo mokytojai ir gal jūs galite dabar su savo gyvenimo patirtim pasakyti, kurias savybės yra labai svarbu išugdyti jaunam žmogui. Kaip šiandien jūs minite Don Bosco. Don Bosco jis davė suprasti, kad jis myli. Tikrai myli, kad jis sakydavo, aš reiškia, paaukočiau savo gyvenimą, kad galėčiau, kad bent vieną, bet išvengti, turėti sugadinti gyvenimą. Ir reiškia, nueiti. Reiškia, vaikai pajuto, kad jis dirba. Ir kaip jis dirbdavo, tai, nu, nežinau, kad jūs žinote jo gyvenimą, ne? Kai reiškia, kas ryte jau 4 bažnyčią, išpardėti ir paskui knygas rašydavo. Tai iš tų savo ten 2 mokinių, Kaljero, iš Don Bosco, kur ten mažą lietuvių gimnaziją, vėliau buvo kardinolas, dirbo Patagonijoje, ir Mikėlių Rūa, kur buvo jo, po Don Bosco, reiškia, vyriausias direktorius. Tai tam tikrą vietą jie aprašė savo gyvenimą. Jie dar buvo licėjai, mokiniai, bet po pamokų, savo pamokų ruošė ir padėti prižiūrėti jaunesnius. Tai tas Rūa dar nuo Kaljė, sako, vakare sėdė ir nusima kojinę. Jie ten mėgojo kur nors palėpį. Ir sniegas ant stogų būdavo jų vanduo. Ir nusima kojinę, reiškia, kitą rytą subunda dar sėdė. Reiškia, taip pavargęs buvo, reiškia, aukoj. Tai taip ir tie vaikai jautė, Don Bosco dirba iki paskutinių. Jis mirė gan jaunas, jam buvo, manau, tik 22 metai. Ir daktaras sako, jokių ligų nėra. Jokių ligų, tik suvartotas. Jūsų vienuolyje pavadinta Švento Pranciškaus Salezo draugija. Ir jisai, Pranciškus Salezas, pirmasis pradėjo skelbti, kad šventumas pasiekiamas kiekvienam, nesvarbu kokia jo profesija, ar jisai pasaulietis, ar pašvestasis, kokia socialinė padėtis. Kas jums yra šventumas, į kurį visus kviečia Kristus? Nu, tai jis ir su tą Chantal įkūrė tą seserų kongregaciją, bet paskui Šventas Sostas neleido. Tai turi būti vienuolyne, jis turėjo gyventi pasaulyje. Iš kur tas žodis šventas? Man asmeniškai atrodo, jūs vokiečiai kalbate irgi. Šiek tiek. Jo. Vokiečiai sako heilig. O heile reiškia nesugadintas, sveikas. Šventas reiškia, turėtų būti sveikas, nesugadintas. Tai va, tai šventumas yra, sakot, stengtis neturėti, sakot, nuodėmės tenais puvėsų, gadinimo, sakot, melavimo ir gobšumo ir panašiai. Tai sveikas, reiškia, kaip yra smagu su žmogum, kuris yra tikrai jauti, kad jis yra autentiškas. Nevaidina, jauti, jis tikrai, ką jis sako, taip atitinka jo širdžiai ir panašiai. Tai šventumas man. Ir aš manau, Šventas Pranciškus darėjo tą, bet tuomet dar neleido. Buvo dar įpratai, kad, šventas turi eiti daug valandų, kaip aš radijo turėtas vienuolis vis tenais išbarti. Sakau, jūs daugiau dirbkit, mažiau melskitės. Konkrečiai. Ten buvo ir mažų vaikų, reiškia, 2-3 metų panašiai. Ir ten, kadangi visgi ten 40
su viršim pastatų, ten tą sodybą, ten Ruandoje, atvažiuoja sunkvežimiai, verčia akmenius, plytas ir panašiai. Ir vaikai žaidinėja. Sakau, vienuolį, reiškia, jūs negalite eiti visos į koplyčią ir ne vieną neprižiūri. Čia, sako, prižiūri vyresnį mergaitę. Reiškia, jūs norite katastrofos ir reiškia, tai aš noriu sakyti, galite melsti, bet reiškia, atlikit savo pareigą, prižiūrėti vaikus. Jau šiame pokalbėje jūs paminėjote keletą šventųjų. Gal yra jums toksai ypatingas šventasis, kuriam jūs puoselėjat pamaldumą? Don Bosco, reiškia, man ypatingai, bet man labai mane imponuoja šventas Pranciškus. Ir tą Zefirelį, tokią filmą labai gražią apie Francesco padarė panašiai. Jis irgi buvo ten turtingų šeimos ir panašiai, paskui suprato, ant ko Evangelija remiasi, reiškia, ne ant materialinių, sakot, resursų. Saleziečiai buvo jaunimo draugai, Don Bosco, jisai aukojosi dėl jaunimo. Norisi klausti man apie šių dienų jaunimą, kuris yra, dauguma to jaunimo yra neatradę Dievo, neatradę bažnyčios. Jie eina sakramentų, bet jiems tie pirmieji sakramentai būna ir paskutiniai, pirma komunija, sutvirtinimas jų nėra, jie nedalyvauja. Kaip jūs manote, kaip mes galime patraukti šių dienų jaunimą prie Dievo, prie bažnyčios, prie bendruomenės? Tik savo pavyzdžių. Tik. Romėnai jau sakydavo. Verba docent, exempla traunt. Manas melžyvo, tie kunigai ten buvo jauni saleziečiai, lietuviai, nenorėjo grįžti į Sovietiją ir tą mažą gimnazijėlę, bet jie buvo dėl mūsų. Tai panašiai. Ir žaidavo futbolą su mumis, darydavo iškelas į kalnus ir panašiai. Buvo kaip vyresni broliai, bet jautėmės, sakykim, toks pavyzdys konkretus. Mes viską turėtume patys daryti. Iš ryto po pusryčių, būdavo iš ryto valandėlę ar pusę valandos studija, paskui mišios, paskui pusryčiai, paskui švara. Visą teritoriją. Ir išvytis valyti, ir kiemą, ir klasės, ir diegimuosius, ir panašiai. Reikėjo greit. Tai aš kaip tik daryti tokį lygį saloną ten vidury, ten buvo gražus, ten ir su Italija vartojo tuomet su šlapiom pjuvenom taip šliodavo ir taip surinka dulkes. Ir praeina kunigas Antanas Naujokas, buvo šiandien Antano diena. Ir kunigas Zalauskis sako, Antanai, šiandien tavo vardinės. Aš šluoju ir matau, jie pasisveikina. Taip švelniai viens ant kito ant žando. Sakau, žiūrėk, tie du vyrai baigė universitetus. Ir jie čia gyvena dar mūsų. Reiškia, ir jaučiau, reiškia, taip iš jų elgesio, iš jų žodžių ir panašiai, kad tikrai rūpinasi, kad iš mūsų kas nors būtų. Nemažai metų gyvenote skirtingose šalise ir pažįstate bažnyčią iš vidaus, bažnyčią Vokietijoje, Italijoje, Brazilijoje, Ruandoje, Lietuvoje. Ir žinote ir džiaugsmus, ir rūpesčius, ir skausmus, ir bendras tendencijas. Kaip jūs įvardintumėt dabartinės tendencijas bažnyčioje, kurios vyksta, pavojus ar galimybės ir perspektyvas? Čia esate tikriausiai girdėję apie sinodą Vokietijoje. Jau popiežiaus Benediktas sakydavo, vis ta pati litanija. Moteris turi būti kunigų šventimus. Celibatas, paskui kas daro. Reiškia vis ta pati litanija. Dabar aš pasakysiu, man asmeniškai, man taip atėjo šovė mintis, kai buvo kaltę pasidėjimą šventė, Marijos kaltę pasidėjimą šventė. Sakau, dabar tos moteris Vokietijoje sugvalto, nori būti diakonai, nori būti kunigais. Kodėl? Bet jūs užmiršėt savo misiją, kurios, reiškia, yra visas pasaulis nori, visi žmonės nori. Kaip žmogus, kad gerai augtų, gali gyventi be motinos prieglobsčio, be motinos šiltos meilės, be motinos pagalbos. Ir tas švelnumas, ir grožis, ir panašiai. Reiškia, jūs norite būti kunigomis ir vaikus abortuojat. Ir užmiršėt savo misiją. Ir aš manau, čia nereikia nediskutuoti. Ir pats įdomu, kad Kristus nepaėmė moterį kaip apaštalas. Ir aš per mišias, kaip sakau, ten kunigui, ten Antanai, sakau, mums būti kunigais, ar čia jau
gerai, stengiamės, bet čia nėra ypatingų tenais. Bet motina, kurie, reiškia, ir aš manau, tikra motina, tai, sako, visam pasaulyje, tas žinom, ji yra iki paskutinio. Ir duoda jį tokią jėgą tam žmogui, kuris, sako, turi tokią motiną, tokią šeimą ir panašiai. Ir dabar paliko. Dabar šeimų nebėra, vaikus abortuoja ir panašiai. Tai matai, kokios bjaurios pasiekmes. Reikia savo dėmesį į kitą, į funkcionalumą, į struktūrą. Bet šiandien struktūra čia yra esmės. Ir aš manau, čia ne katalikų reikalas, ne mūsų religijos. Visam pasaulyje, kiekvienas žmogus, jam reikia mamos švelnumo, šilumos, tos meilės, šito židino. O per sinodą apie tą niekas nekalbėjo. Kalbėjo visą laiką, kad, reiškia, moteris galėtų būti kunigėmis ir diakonas ir panašiai. O jūsų misija. Nu, aš manau, jau vieną kartą, reiškia, jeigu dabar kalėdos, jeigu žmogus truputį įsisamdė, jeigu pats Dievas, reiškia, tis, kur viską, taip pagerbė motinos mamos iščias, motinos kūną, motinos širdį, motinos meilę. Ir visą, kas yra motina, moteris. Tai ko čia dar ieškoti kitų? O dabar, reiškia, tų visai nebėra. Tokių moterų, kurių tikrai pasišventintas, kur atiduoda iki paskutinio, yra labai mažai. Yra jau, būtent baisu, būtent velniškas šaltas pasaulis, jeigu nebūtų tokių moterų. Bet jų labai mažai yra. Mhm. Tai reiškia, dėmesys visai į kitą pusę, kur ne jų. Ne, ar čia taip svarbu, kad moteris būtų kunigu? Nu, evangelikų bažnyčia daro tą eksperimentą. Yra ten pilna moterų, vyskupų ir kunigų. Nieko nepasikeitė. Nieko geriau, dar blogiau. Tai reiškia, žiūrėti, ką Kristus pats padarė. Į nepriklausomą Lietuvą jūs pirmą kartą atvyko 1991 metais, prieš 30 ir daugiau metų. Ir jūsų akimis, kaip pasikeitė gyvenimas, kaip pasikeitė žmonės, lyginant su šiandien, kokie pokyčiai jūs džiugina, o kurie jūs liūdina? Liūdina, aš pasakiau. Šitais metais, 91 panašiai, aš taip, kadangi man buvo ir naujiena, aš, sakant, girdėjau tą geležinę uždangą, sovietai valdo, o dabar Lietuvos policija. O sakau, tu policija. Taip, kaip savo brolį pasveikina ir panašiai, ir kiti žmonės. Bendrai žmonės buvo labai nuoširdūs. Ir dabar, reiškia, aš nesakau, kad nereikia gerbėmio, bet jeigu materialinės vertybės užima pirmą vietą prieš dvasinės ir socialinės vertybės ir panašiai, tada jau liūdna. Ir tas dėja, modernoje bendruomenėje labai, nu, konkuruoja, kokio automobilio turi tas, kokią namą turi tas, kokią žmoną turi tas. Tai juokinga tiesiog. Nu. Ar matote gal kokių teigiamų požymių, kurie jūs džiugintų? Nu, teigiamas reikia, kad vaikai turi dabar su kuom žaisti. Nebetriukšmauja tiek daug. Ar jūs mėgstate žiūrėti filmus ir gal turite mėgstamiausią filmą, kurį parekomenduotumėt kitiem pamatyti? Mėgstu žiūrėti, bet jau labai seniai nebeturėjau progos. O gal yra koks filmas, kurį prisimenat, kuris padarė jums įspūdį? Nu, man tą šitą Šventą Pranciškaus filmą, paskui tai Passion of Christ man labai padarė didelį įspūdį. Kristaus kančia. Ir, paskui tą Trap Family, tokia musical, tokia, kur yra kur bėga iš Austrijos į Ameriką šeima. Bet muzika, reikia labai daug tokių gražių dainų, kalnai, Edelweiss ir panašiai. Kai aš buvau studijose, mes Romoje per 4 metus gal matom 3 filmus. Bet jie buvo labai gerai parinkti, paskui būdavo ten činė forma, reiškia diskusija ir panašiai. Pavyzdžiui, Birmanijos arpa ir tokių panašių. Dabar nebežiūrė dar tokius filmus. Gal jūs atsimenat kokią nors lietuvių liaudies dainą, kurią jūsų mama dainuodavo, kai atsimenat? Čia afrikiečiai dainuodavo. Daug dainelių, bėlioja sesė, tau dainuoti seniai žadu. Tai dabar, kai pirmą kartą atvykau į Lietuvą, tai afrikiečiai išmoko šitą dainą. Ir ta tokia gera, sakant, šeima, kuriuo aš nepažinau. Draugai iš Čikagos man davė jų adresą, jų telefoną.
tokie baltušiai. Baltušis buvo sovietmečio, reiškia, Lietuvos architektų pirmininkas. Bet jis sakė, aš turėjau būti išoriniai komunistai, jeigu nebūčiau darėjęs tą postą. Tai jinai išnuomavo Latviją, sakant, su šoferiais Šiaulių ir per visą Lietuvą važinėjau su Latvijos. Tai tam tikrų metų, tuomet magistralė buvo normalu, tu pilnas žmonių parduoda grybus, mėlynes ir vežimukai važiuoja su arkliais. Ir tam tikrų vietoj senukas stabdo. Vytas sustoja, tas senukas išsiganda, visi juodi, paskui jie pradeda dainuoti, jis pradėjo verkti. Kodėl tu verki? Jis sako, sovietmečiu mes šitą dainą dainavom, kadangi himną nebuvo galima dainuoti. Tai sakau, tu žinai, iš kur tie vaikai čia juodi, iš kur? Bet tikriausiai ten iš Dzūkijos kur nors turi būti. Papasakokite trumpai, kaip jūsų jaunimo sodyba dabar Ruandoje, jos kasdienybė. Gal kažkas perėmė tą jūsų veiklą, ar turite patikimus tęsėjus jūsų misijos? Jo, turiu, reiškia, iš pačių pirmotinių. Viena yra baigė tik tai pradinę mokyklą, bet reiškia tokia lyg ir kulinarijos, bet kaimo. Bet jie turi tokią pedagoginę pojūtį ir labai, sakant, pavyzdys. Viena mergina, 16-17 metų, negražiai elgėsi, reikėjo išmesti. Po kiek laiko sužinom, kad jis serga vėžio krūties. Tai sakau, šitai laimutei, sako, nors ją išmetėm, pasirūpink ją. Tai jį paėmė ją, nuvažiavo kur nors į šiaurę, kur yra amerikonai daktarai, buvo žinoma dėl šito, dėl krūties vėžių. Paliko savo šeimą, 2-3 dienas palydėjo šitą išmestą merginą, tai jį dabar vadovauja tiesiog. Paskui kitą, baigėsi universitetą, tai ir jį paskui buvo išrinkta, sako, Ruandos skaučių generalinio sekretorių, tai jį dažnai važinėjo Jordaniją, Hongkongą, Irlandą ir pačiu laiku jį ten rašė projektą panašiai. O paskui vietoje ten paprastas moterėlis, tai sakant, kurios prižiūri vaikus, verda ir panašiai. Tai yra mano buvusio mokinų. Šitas vyrukas, kur sostinė turi savo tą informatikos, reiškia, tą programavimo centrą ir panašiai, tai jis yra prezidentas, sakant, ir Ruandoje yra ta, sakant, labdaros ir paramos fondas, kaip ir čia. Tai, sakant, jeigu jis įstengia tokią mokyklą sostinėje, dabar jis ir vadovauja mūsų, bet reiškia vadovauja tik tai, kai susirinka kartu kartą, nebūna taip. Vienu žodžiu veikia. Puiku. Gyvenime daug laiko praleidote įvairiose šalyse, bet vėliau vis dėlto sugrįžote į tėvų ir senelių žemę čia į Kėkštus, nelikote savo misijų krašte, kur daugybę metų virš 40 praleidote Ruandoje. Kas jums yra tėvynė? Kur yra Dievas? Ten, kur jį įsileidžiame. Tėvynė yra ten, kur esu priimtas. O čia nereikia man būti priimtam, tai grubiai pirmą kartą gyventi, sakyti, čia mano žemė. Nors jau pardaviau viską. Šičia palikau tą labdaros fondą. Nes jeigu nebūčiau pardavęs tą žemę, buvo rizika, kad Šventas Petras nebūtų manęs įsileidęs į dangų. Sako, tu esi vienuolis, neturi apžadas, tai turi žemę. Pirmas atiduok tas žemės, paskui grįžti. Jūsų įkurta jaunimo sodyba čia Kėkštuose gyvuoja jau nuo 2000 metų. Kokią jūs matote ir norėtumėt matyti jos ateitį? Aš taip matau, kaip dabar ir mano draugai sako, jeigu kunigas nebegali, tai sakant, perimti, taip įsirašė, kad būtų vis tiek pagrindiniai tokia vieta, kai dabar yra ten susitikimai ir rekolekcijos ir kairos ir panašiai, vasarą vyksta visokios stovyklos. Bet pačiu laiku džiaugiuosi, kad yra atvira. Pavyzdžiui, kasmet 2 kartą iš Danijos, reiškia, jie gauna iš Europos pinigų, suvažiuoja jaunimas iš Danijos, iš Latvijos, iš Estijos, tautų supratimas, viens kitam. Tai norėčiau, kad ir toliau, reiškia, kad būtų čia vieta, kur susitinka įvairus jaunimas, neribotas nei tautybė, nei religija, būtų atvira visiems.
Jūsų koplyčia jaunimo sodyboje puošia labai gražus kryžius, lietuvio dievdirbio Ipolito Užkurnio autorinis darbas. Ir jisai yra daug matęs. Gal papasakotumėt to kryžiaus istoriją? Ar jūs pažinote Ipolitą Užkurną? Ne, asmeniškai ne. Nu, jis buvo įdomus žmogus. Pas jį dažnai užsukdavo. Tai jis sako, reikia dar trūksta vienos evangelijos, 5. Yra Matas, Markus ir Evangelija pagal Jėzų, pagal Kristų. Tai jis ten kieme buvo pasistatęs sovietlagerių kalėjimo, reiškia, bokštą sargybinių, tokį matę bokštelę. Ir turėjo tokį šunį, pusiau didelį, Margis. Tai Ipolitas sako, Margis, kur priešas? Bėga į viršų ir žiūri. Tai man buvo... Dėja, tą kryžių buvau nusivežęs į Afriką, ten apdaužė, bet dar galėjo surinkti gabalus ir suklijuoti, dabar jau nebevežė į Afriką. Bet jis buvo tikrai dievdirbis, tai buvo smagu su juom kalbėtis, tai tiesiog ten, nu, dažnai ten pas tos draugus, kur aš pažinau, kai pirmą kartą į Lietuvą, kur tas pirmininkas, architektų ir Baltušis, tai vis veždavo. Vienu žodžiu, pas tokį žmogų gali praeiti valandas, nepajunti, kad laikas prabėga ir įdomiai prabėga. Linkėjimas. Būkit savi. Reiškia, Lietuvos tauta yra kilni tauta, turi nuostabią istoriją, turi didvyrių istoriją. Man labai patinka. Savo aš pareimus prie rūtų darželių, kai paspaudęs ranką tylėši. O kai tu sugrįši, atnešiu vandens tau smolinamą ąsotį, duosiu nusišluostyti rankšluostin į ausų Lietuvą, tėvynę, tu didvyrių žemę. Labai ačiū Jums už dovanotą laiką. Jūs pažįstate tą dainą? Čia Lietuvoje mažai kas pažino šitą dainą. Žinau. Labai ačiū už pokalbį, už pasidalintas mintis, už laiką, linkiu sveikatos, pasveikti, kad gerklė atsistatytų, džiaugsmo ir Dievo palaimos. Likime visi su Dievu. Kad dar galėčiau ką nors padaryti. Ačiū.